Futuristinis dronas iš Insta360 dronai Lietuvos universitetuose ir būsimieji 20 000 FPV pilotų. Ir dar daugiau naujienų su Promaxa. Insta360 mums gerai pažįstama dėl savo į visas puses filmuojančių kamerų, o dabar jie pristatė naują vardą – Anti-Gravity. Įmonė užsiims dronų technologijomis ir jau ruošia savo pirmojo modelio Anti-Gravity A1 debiutą. Jis fiksuos vaizdą 360 laipsnių kampu, leis skristi su VR akiniais, o žiūrovai galės matyti realių laikų, ką mato pilotas. Vėliau medžiagą bus galima apdoroti taip pat kaip ir 360 laipsnių kamerų. Pasak šaltinių, dronas svers mažiau nei 250 gramų, o oficialus pristatymus laukia 2026 metų pradžioje. Šį rugsėjį įvairios mokymo įstaigos, pavyzdžiui kaip Techin ir Vilniaus kolegija, startuoja su naujomis mokymo programomis skirtomis dronų inžinerijai ir pilotavimui. Norinčiųjų studijuoti tokias programas atsirado daugiau netikėtasi. Lūkesčius viršijo net 2 kartus. Jie mokysis projektuoti, gaminti ir valdyti bepiločius orlaivius, bei taip pat analizuoti jų surinktus duomenis nuo žemės ūkio iki saugumo sprendimo. Savo ruožtu Krašto apsaugos ministerija pradeda įgyvendinti dronų valdymo ir konstravimo įgūdžių projektą. Rugsėjį duris atvers pirmieji bepiločių orlaivių mokymo centrai – Jonavoje, Tauragėje ir Kėdainiuose. Iki 2028 metų Lietuvoje jų bus net 9 skirtingose miestuose. Programos bus pritaikytos skirtingoms amžiaus grupėms, o bendrai planuojama apmokyti daugiau nei 22 000 žmonių. Tarp naujienų ir DJI pasirodė pulto atnaujinimas, leidžiantis užrakinti įrenginį slaptažodžiu. Ši funkcija pasiekiama DJI RC Pro 2 pultui, kuris suderinamas su DJI Mavic 4 Pro. Taip pat RC2 pultui, kuris naudojamas kartu su Mini 4 Pro, R3S ar Flip ir ne tik. Ir dar viena naujovė iš DJI – Osmo 360 kamera. Tai pirmasis šio gamintojo įrenginys filmuojantis 360 laipsnių kampu. Net ir tokiame formate DJI išlaiko tai, kuo garsėja – profesionalams skirtus sprendimus, pavyzdžiui kaip D-Log M spalvų profilis ir patogus belaidžių DJI mikrofonų prijungimas su Osmo audio. Beje, šią kamerą galite rasti Promaxa parduotuvėse Vilniuje ir Kaune, taip pat galite užsisakyti ir internetu. O su jumis buvo technologijų naujienos su Promaxa. Iki kito karto.